Labadiena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Darasevičiūtė. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkiušaitės bitės viešoji biblioteka yra viena didžiausių regioninių bibliotekų Lietuvoje, aktyviai vykdanti bendruomeninės, jaunimo ir edukacinės veiklas bei diegianti inovacijas. Nuo karo pradžios ji tapo svarbiu centru ukrainiečių šeimoms, teikdama kasdienės paslaugas, organizuodama kultūrinės, edukacinės ir integracijos veiklas, įskaitant kalbų praktiką, meno terapiją ir bendruomenės iniciatyvas. Biblioteka taip pat aktyviai bendradarbiauja nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Šiandien kalbėsime apie ukrainiečių bendruomenę Lietuvoje, jos stiprybę, iniciatyvas ir iššūkius. Bėgant nuo karo, pradėjus gyvenimą naujoje šalyje, svarbu ne tik patenkinti būtiniausius poreikius, bet ir kurti ryšius, atrasti savo vietą bendruomenėje bei turėti galimybių augti. Tai ukrainiečiams Lietuvoje padeda daryti Ukraine Hub, organizacija susikūrusi reaguojant į karo sukeltus iššūkius ir išaugusi į aktyvę 100 narių vienijančią bendruomenę. Apie jos veiklą, misiją ir naujausią projektą Uconnect Academy, bendradarbiavimą su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkiušaitės bitės viešąja biblioteka kalbėsime su Ukraine Hub projekto vadovėmis Ksenija Nežyva ir Monika Meilutytė. Доброго дня вам. Доброго дня. Sveiki. Taigi, Ksenija, pirmiausia, noriu jūsų paklausti, paprašyti, papasakoti mūsų klausytojams, kurie apie Ukraine Hub girdi pirmą kartą, tai kokiagi tai organizacija ir kaip jie atsirado. Ukraine Hub – це ініціатива, що базується у Вільнюсі, яка присвячена переміщеним українцям в Литві. Ukraine Hub – tai Vilniuje veikianti iniciatyva skirta į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams. Ją 2023 metais įkūrė Atviros Lietuvos fondas, reaguodamas į Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą ir atliepdamas dėl karo į Lietuvą pasitraukusių ukrainiečių poreikius. Pirmosiomis karo dienomis įvairios organizacijos didelį dėmesį skyrė skubiems humanitariniams klausimams, būstų įsidarbinimui, pirminiai pagalbai. Tačiau Atviros Lietuvos fondas greitai suprato, kad į Lietuvą atvykę ukrainiečiai atsivežė ir didžiulę profesinę patirtį, lyderystės potencialą, bei norą aktyviai prisidėti prie visuomenės gyvenimo. Ukraine Hub buvo sukurtas tam, kad šį potencialą paverstų naujomis galimybėmis. Šiandien mūsų misija – stiprinti ukrainiečių bendruomenę per švietimą, lyderystės ugdymą, verslumą, jos skatinimą, bendruomenę, veiklą ir prasmingų ryšių kūrimą. Tikime, kad integracija reiškia ne tik prisitaikymą prie naujos šalies taisyklių, bet ir galimybių augti, kurti, prisidėti bei formuoti bendruomenės aplink save. Per pastaruosius metus Ukraine Hub išaugo į aktyvę daugiau nei 350 narių vienijančią bendruomenę. Jis subūrė verslininkus, įvairių sričių specialistus, bendruomenių lyderius, kūrėjus, švietimo atstovus ir visus, kurie nori išlikti iniciatyvus, palaikyti ryšius bei prisidėti prie visuomenės gerovės. Та просто людей, які хочуть залишатися на зв'язку та робити свій внесок у суспільство. Monika, jūs noriu paklausti, kasgi paskatino Ukraine Hub atvykti į Panevėžį? Ukraine Hub į Panevėžį atveža 6 mėnesių programą skirtą Lietuvoje gyvenančioms ukrainietėms moteriams ir vaikams. Programa vadinasi Uconnect Academy. Ji prasidės šių metų rugsėjį ir tęsis iki vasario mėnesio. Ukrainietės ir vaikus į ją kviečiame ne tik Panevėžyje, bet renkame taip pat grupes Utenoje ir Vilniuje. Pagrindinis šios programos tikslas – stiprinti ukrainiečių moterų ir vaikų psichosocialinį atsparumą bei skatinti jų pilietinį aktyvumą, padedant jiems jaustis labiau įsitraukusiems, labiau pasitikėti savimi ir skatinti juos tapti aktyviais vietos bendruomenės nariais. Nuo rugsėjo iki gruodžio kiekvieną ketvirtadienį vyks užsiėmimai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkiušaitės bitės viešojoje bibliotekoje. Kviesime Uconnect Academy programos dalyves, ukrainietės moteris, į 8 mokymų sesijas
bei 5 grupinės psichoterapijos užsiėmimus. Vėliau sausio ir vasario mėnesiais YouConnect Academy dalyvės gaus individualias coachingo konsultacijas, kurios padės stiprinti jų asmeninius ir profesinius įgūdžius. Taip pat pakviesime ukrainietės dalyvauti idėjų dirbtuvėse, kuriuose bus kuriamos bendruomeninės iniciatyvos skirtos vietos bendruomenėms. Po šių dirbtuvių moteris pakviesime įgyvendinti savo idėjas, paversti jas renginiais bibliotekose, kurios būtų atviros vietos gyventojams. Tai ir Panevėžio gyventojai galės užsukti į renginį ir pamatyti, ką sukūrė per šį projektą ukrainietės moterys. Užsiėmimų moterims metu vyks veiklos vaikams ir paaugliams. Vaikams iki 10 metų pasiūlysime prasmingas veiklas ir vaikų priežiūrą, o vaikams ir paaugliams nuo 10 iki 18 metų pakviesime juos į 5 kūrybinės dirbtuves. Tai pavyzdžiui, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje vyks fotografijos ir videografijos dirbtuvės. Jų dalyviai leisis į interaktyvų orientacinį iššūkį Panevėžio mieste. Jie filmuos ir fotografuos vietas, kurias jau atrado Panevėžio mieste, fiksuos savo įspūdžius, taip pat atliks dinamiškas užduotis prie žinomiausių miesto objektų. Užfiksavę savo kasdieninės akimirkas ir tyrinėto miesto vaizdus, dalyviai su bibliotekos edukatorių pagalba montuos trumpus filmukus. Vėliau šie darbai bus pristatyti Panevėžio bendruomeniai. Tikime, kad YouConnect Academy Lietuvoje gyvenančioms ukrainietėms ir vaikams sukurs vertingų galimybių užmegzti naujus ryšius, tobulėti individualiai ir paskatins aktyviai dalyvauti vietos bendruomenės gyvenime. Norint užsiregistruoti į programą, tai reikia apsilankyti Ukraine Hub interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose, susirasti YouConnect Academy registracijos anketą ir užpildyti ją iki Liepos 18 dienos. Be abejonės visa informacija ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešosios bibliotekos socialiniuose tinkluose ir sklaidos kanaluose. Taipogi norėjau dar pasidžiaugti tą gražią idėją, kad organizuojamas užimtumas vaikams, nes kartais tai ir stabdo mamas nedalyvauti, priverčia nedalyvauti veiklose, stabdo dalyvavimo veiklose vien dėl to, kad neturi kur vaikučių palikti. Tai toks bendras bendruomenės integravimas. Ksenija, dabar norėjau jūsų dar paklausti, kogi ukrainietės мотеріс gali tikėtis iš YouConnect Academy? Програма складається з кількох компонентів, що між собою пов'язані, і під час... Programa apima kelias viena kitą papildančias veiklas. 8 mokymų sesijose YouConnect Academy lektoriai padės programos dalyviams pažinti save ir savo vertybės, stiprinti emocinį atsparumą, bendravimo įgūdžius, dalyvių pasitikėjimą savimi. Lektoriai taip pat kalbės apie vidinę lyderystę bendruomenės ir aktyvų dalyvavimą jų gyvenime. Jie ne tik dalinsis savo žiniomis, bet ir bus aktyvūs moterų vidinės transformacijos bendrakūrėjai, padės moterims keistis. Svarbi programos dalis 5 grupinės psichoterapijos sesijos, jos suteiks saugią ir palaikančią aplinką, kurioje dalyvės galės giliau pažvelgti į savo patirtis, geriau suprasti savo jausmus ir gauti profesionalią pagalbą. Be to, kiekviena YouConnect Academy dalyvė gaus po 3 valandas individualaus coachingo. Šių individualių konsultacijų metu moterys galės atpažinti savo stiprybės, išsigryninti tikslus ir susikurti asmeninio ir profesinio augimo planą. Dar viena išskirtinė programos savybė – galimybė žinias paversti realiais veiksmais. YouConnect Academy dalyvės galės kurti ir įgyvendinti bendruomeninės iniciatyvas savo miestuose ir vietos bendruomenėse, o programos komanda padės idėjas paversti konkrečiomis veiklomis
naudingomis kitiems. Per mokymus, grupinį darbą, refleksiją ir praktikinės veiklas dalyvės geriau pažins save ir savo potencialą, iš naujo atras vidinius resursus, sustiprins priklausimo bendruomeniai ir palaikymo jausmą, lavins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, stiprins savo balsą, veiklumą ir pasitikėjimą savimi, mokysis idėjas paversti konkrečiais veiksmais ir iniciatyvomis, formuos aiškesnę asmeninės ir profesinės ateities viziją. YouConnect Academy yra daugiau nei mokymų programa, tai erdvė asmeniniam augimui, geresniai emociniai savijautai, наujiems ryšiams ir pozityviam poveikiu bendruomeniai. Створювати ідеї на конкретні проекти та власні ініціативи. Monika, dar apie veiklas vaikams, apie jų svarbą papasakokite šiek tiek plačiau. Na, YouCreate Hub supranta realybę, su kuria susiduria ukrainietės moterys, daugelis ukrainiečių moterų Lietuvoje. Labai dažnai mamos nori dalyvauti mokymuose, kaip jūs jau ir sakėte, asmeninio tobulėjimo įgūdžiuose, bet tiesiog susiduria su praktinėmis kliūtimis. Pavyzdžiui, neturi kas galėtų tuo metu pažiūrėti vaikų. Tai dėl to YouCreate Hub siekia sukurti modelį, kuris palaikytų visą šeimą. Ir kol mamos dalyvaus mokymuose ir asmeninio tobulėjimo užsiėmimuose, jų vaikams pasiūlysime pagal amžių pritaikytas edukacinės ir kūrybinės veiklas. Tai leis moterims įsitraukti į YouConnect programą ir kai jų vaikai bus tuo pačiu metu prižiūrimi saugioje erdvėje. O kasgi gali registruotis YouConnect Academy programą? Ar tik tai moteris turinčios vaikų, ar turinčios kažkokių specifinių žinių? Ne, mūsų programa atvira visoms Lietuvoje gyvenančioms ukrainietėms moterims iš Ukrainos, tiek toms, kurios turi vaikų, tiek toms, kurios neturi vaikų. Mums svarbiausia yra jų motyvacija ir tiesiog noras skirti laiko asmeniniam augimui bei įsitraukimui į bendruomenę. Tam, kad užsiregistruotų į programą, moterims nereikia turėti nei papildomos patirties konkrečioje profesinėje srityje, nei kažkokių lyderystės patirties anksčiau vadovavimo srityje, nei kokių nors ypatingų kitų pasiekimų. YouCreate Hub tiesiog ragina registruotis visas, kurios jaučia smalsumą, yra pasirengusios pokyčiams arba nori tapti palaikančios bendruomenės dalimi. YouCreate Hub dirba su įvairiomis ukrainiečių grupėmis. Kodėl ši програма скирта būtent мотеримс і vaikams? Це питання, насправді, YouCreate Hub отримує досить часто. По-перше, Tai klausimas, kurį YouCreate Hub girdi gana dažnai. Pirmiausia, svarbu pabrėžti, kad YouCreate Hub dirba su įvairiomis tikslinėmis grupėmis, įskaitant ir ukrainiečius vyrus. Daugelis mūsų programų yra atviros skirtingiems Ukrainos bendruomenės nariams. Tačiau pažvelgus į Ukrainos karo pabėgėlių situaciją Lietuvoje, matome, kad didžiąją dalį atvykusių sudaro moterys su vaikais. Jos dažnai vienu metu neša daugybę atsakomybių, rūpinasi šeima, prisitaiko prie naujos aplinkos, palaiko Ukrainoje likusius artimuosius ir tuo pačiu kūrė savo gyvenimą iš naujo. Todėl YouCreate Hub siekia sukurti programą, kuri būtų pritaikyta būtent jų patirčiai ir poreikiams. Remdami Ukrainos moteris dažnai remiame ir visas šeimas bei bendruomenės. Kai moteris įgyja daugiau pasitikėjimo savimi, naujų galimybių ir gerėjų emocinę savijautą, teigiamą poveikį pajunta ir jos vaikai bei aplinkiniai žmonės. Ir tiesą sakant, man ši tema yra labai asmeniška. Aš pati esu vieniša mama, kaip ir daugelis ukrainiečių moterių, auginu vaiką, išlaikau šeimą, dirbu, mokausi kalbos, stengiuosi išlikti aktyvi, rūpinuosi savo emocinę gerovę ir kuriu gyvenimą šalyje, kuri iš pradžių nebuvo mano namai. Iš šalies kartais gali atrodyti, kad viskas yra kontroliuojama, tačiau po 4 metų nuolatinio balansavimo tarp daugybės pareigų daugelis moterų pradeda jaustis išsekusios. Ant savo pečių nešame tiek daug, kad laiko ir dėmesio savo beveik nebelieka.
Supratau, kad mums visoms reikia palaikymo sistemos, reikia erdvės, kurioje būtume suprastos be ilgų paaiškinimų, reikia galimybių iš naujo atrasti ryšį su savimi, apmastyti savo patirtis ir atgauti jėgas. Todėl tikiu tokia programa kaip YouConnect Academy. Jis subūrė panašią patirtį turinčias moteris, suteikia galimybių mokytis, reflektuoti savo patirtis, gauti profesionalią pagalbą, o kartu siūlo veiklas vaikams. Tai leidžia mums visapusiškai įsitraukti į programą ir iš jos gauti realios naudos. Man YouConnect Academy nėra tik dar vienas projektas. Tai programa, kurios esu įsitikinusi šiandien, iš tiesų reikia daugeliui мотеру. І це значно полегшує матерям повноцінну участь та отримання справжньої користі від цього досвіду. І для мене програма YouConnect Academy – це не просто якийсь черговий проєкт, це саме та програма, котра, я знаю, справді потрібна багатьом жінкам. Ksenija, YouConnect Academy tai yra tik vienas iš YouCreate Hub iniciatyvų. Ir kokius kitus projektus šiandien įgyvendinate ir kaip jie padeda Ukrainos bendruomeniai Lietuvoje ir tuo pačiu Україною? YouCreate Hub є декілька різних проєктів, і незабаром ми розпочнемо реєстрацію на нову програму YouLead. Це також програма для жінок. Greitai pradėsime registraciją į naują programą YouLead. Tai moterų lyderystės programa, kuri ne tik ugdys moteris lyderės, bet ir padės joms kurti ir įgyvendinti bendruomenėms naudingas iniciatyvas. Kitas projektas – idėjų laboratorija. Ugdo ukrainiečių medijų raštingumą, kritinį mąstymą ir atsparumą dezinformacijai. Taip pat padeda dalyviams įgyvendinti savo pilietinės iniciatyvas. Idėjų laboratorijoje dalyviai gali gauti iki 2000 eurų finansavimą savo medijų raštingumo projektui bendruomenėje įgyvendinti. Projektas Checkpoint skirtas kurti visapusišką veteranų ir jų šeimų socialinės reintegracijos modelį Zaporižėje. Šios integracijos metu buvo sukurta reabilitacijos erdvė, kurioje teikiamos psichologinės, teisinės ir karjeros konsultavimo paslaugos, pagalba įsidarbinant ir vystant verslą. Taip pat organizuojamos fizinės reabilitacijos programos bei veiklos vaikams ir paaugliams. Nors šios programos orientuotos į skirtingas sritis, jas visas vienija tas pats tikslas – padėti žmonėms pereiti nuo išgyvenimo būsenos prie asmeninio augimo, aktyvaus dalyvavimo ir teigiamo poveikio savo bendruomenėms. Visą informaciją apie šias kitas iniciatyvas galima расти YouCreate Hub інтернету святайнеє. Використання участі та впливу. І, в принципі, про всі ці програми ви можете знайти інформацію на нашому сайті YouCreate Hub. Monika, o ką dar norėtumėt pasakyti mūsų besiklausančioms ukrainietėms ir apskritai visiems Lietuvos žmonėms? Na, pirmiausia, ukrainietėms gyvenančiams Lietuvoje norėčiau priminti, kad jos nėra vienos viską laikančios ant savo pečių. Per pastaruosius metus Ukrainos moteris tikrai parodė nepaprastą stiprybę, drąsą ir atsidavimą. Jos rūpinosi savo šeimos nariais, bendruomenėmis, artimaisiais, itin sudėtingomis sąlygomis. Tačiau rūpinantis kitais nereikėtų pamiršti ir savęs. Kartais prasmingi pokyčiai prasideda nuo vieno žingsnio leidimo savo prisijungti prie naujos bendruomenės, susipažinti su naujais žmonėmis ir skirti laiko savo geroviai bei asmeniniam augimui. Būtent todėl ir buvo sukurta YouConnect Academy, kad moteris turėtų bendruomenę, kurioje galėtų rasti palaikymą, atrasti naujų galimybių ir judėti pirmyn kartu su kitomis, o ne vienos. O Lietuvos gyventojų norėčiau paprašyti, jei pažįstate ukrainiečių moterų, pasidalinkit, papasakokit joms apie YouConnect Academy projektą Panevėžyje, Utenoje ir Vilniuje. Apskritai sutikę ukrainiečius nepamirškite nusišypsoti, pasisveikinti ir užkalbinti, nes kartais trumpas šiltas pokalbis gali reikšti žymiai daugiau, negu mums atrodo. Tikrai taip. Na kągi, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkičaitės bitės viešoji biblioteka labai kviečia mūsų regione gyvenančias ukrainietės
ir jų vaikus dalyvauti visapusės integracijos programoje YouConnect Academy. Taigi dalyvės gaus emocinį palaikymą, stiprins pasitikėjimą savimi, asmeninį augimą, prisidės prie bendruomenės kūrimo. Tuo tarpu ukrainiečių vaikai ir paaugliai dalyvaus kūrybinėse technologijų dirbtuvėse ir kitose prasmingose veiklose. Visi užsiėmimai vyks bibliotekoje. Ir jei pažįstate, tikrai kviečiu labai paskatinti, padrasinti, dalyvauti, nes kartais tiesiog užsidarai savo skausme, savo varguose ir regis nėra tos išeities, nėra kelio į naują visuomenę, bendruomenę, bet tikrai jisai yra, reikia tik tai žengti pradžioje mažą žingsnelį, o po to jau atsiveria visas pasaulis. Tai dėkoju labai savo pašnekovėms, ačiū Jums, kad atvykote, kad plačiai papasakojot. Ačiū. Taigi primenu, kad apie naujausią projektą YouConnect Academy kalbėjome su Ukraine Hub projekto vadovėmis Ksenija Mažyva ir Monika Meilutytė. Šiso dėkuoju vam ir jaukių visiems skaitimų.